Tai Ignai, 3 kėliniai puikūs, 4 ten leidot prisivyti, kas tavo akim buvo to priežastis? Tai ne pirmos varžybos mūsų, kai pirmaujam 10 4 kėlinį ir paskutinių metimų laimim arba varžovai neįmeta. Tai manau, atsipalaiduojam šiek tiek, gal pabaigoje pristabdom savo tą tempą, bandom palaikyti tą kamuolį, laisvį nebeįmetam ir varžovai to pasinaudoja. Pagarba Alytui, kur sumetė tikrai sudėtingus metimus ir grįžo ir ačiū Dievui tos 2 baudos pro šalį. Kaip su komandos rotacija? Dabar žinau, kad daug problemų buvo ir negalėjo turbūt pusę komandos treniruotis irgi. Koks pasiruošimas buvo šioms rungtynėms? Tai jau čia 2 mėnesiai mūsų pasiruošimas 5 prieš 5 nežaidžiam, 3 prieš 3 jau, jeigu 4 prieš 4, tai čia jau geriausias variantas, tai tikrai sunku, laukiam papildymo, tikimės Kalėdų senelis atneš. Apie vieną ataką noriu paklausti, irgi labai dažnai šiame sezone matau, nei viena komanda su jie nesusitvarko, kada aukštaūgis pakyla aukštai, gynėjas įveda jam kamuolį, kitas aukštaūgis ties galinė linija kerta be kamuolį į baudos aikštelę ir ten lengvai pelno taškus. Nemačiau komandos, kuri būtų nuo jos apsigynusios. Ką ten stebuklingo žaidžiat? Tai čia trenerio filosofija prieš tą apgynybą. Turbūt daugelis komandų taip žaidžia, gal mums pavyksta dažniau išpildyti.